Möbijaus juosta tai toks lapas, kuris turi tik vieną paviršių. Pasukus popieriaus juostą pagal laikrodžio rodyklę ir abu galus suklijavus, gaunamas žiedas ir yra šis keistas matematinis objektas. Jį nepriklausomai vienas nuo kito atrado du vokiečių matematikai – Augustas Ferdinandas Möbius ir Johannas Benediktas Listingas. Tai vienas įdomiausių žmogaus proto atradimų, kuris gali pamokyti, kad kūryba visuomet susijusi su perspektyvos pakeitimu. Jį mėgo ir dailininkas Mauricas Kornelis Escheris, kuris savo darbuose eksperimentavo su geometrinių figūrų paradoksais. Šis objektas mums primena, kad matematinė begalybės idėja turi būti išlaisvinta iš linijinio mąstymo. Bet kuris lapas gali virsti Möbijaus juostą tinkamai sujungus jos kraštines. Kitaip tariant, kiekvienoje plokštumoje yra begalybės potencialas. Kas yra kūrybingumo mokykla šiemet? Tai 12 pamokų, kiekvienoje kurių aš, Kristupas, Ir aš, Tomas, jums mokiniai pristatysime įdomiausius atvejus, klausimus, greitus video ir ilgesnius tekstus. šiemet mes turime dar didesnį konkursą, kurio gausius prizus įsteigė Swedbank, o stipendijas Vilniaus universitetas. Juos laimėti gali mokiniai, atlikdami visus namų darbus, o taip pat ir klasės. Jos gaus vieną kolektyvinę užduotį. Ir net mokytojai, jiems reikia pasinaudoti mūsų medžiagą ir pravesti savojo dalyko kūrybingą pamoką. Klausimus ir patarimus rasite kumokykla.lt, o mes dar esame čia ir čia. Geriausias draugas Swedbank, studijų draugas Vilniaus universitetas, draugai Delfi, ZipFM, Mo muziejus, Vilniaus centrinė biblioteka.